Sveiki, su jumis Arnoldas iš baidare.com kompanijos. Ilgą laiką nuomojam baidares ir nusprendėm, kad reikia padaryti video, kaip naudotis įvairiomis baidarės dalimis, baidario atributika. Ir pirmiausia ir pagrindinis dalykas, kas šauna į galvą, tai kaip naudotis kojo atramom. Labai daug plaukikų, daug irkluotojų to neįvertina ir jomis iš viso nesinaudoja, ar jų nepastebi, ar kitose baidarėse gal net nebūna, bet pašnekėsim ir papasakosiu, kam jos skirtos ir kodėl mums jų reikia. Tai kojo atramos yra skirtos tam, kad jūs savo apatinę kūno dalį galėtumėte tvirtai įsiremti ir kai irkluojat, jūsų irklavimas būtų efektyvus, kad nesiriestumėt į galą ir neirkluotumėt atsilošę, nes tokiu atveju įsiriečia nugarą, tarp raumenų, pilvo preso ir nugaros įsitempimas, disbalansas gaunasi ir gali pradėti skaudėti nugarą, sėdmenis ir dėl nepatogaus ir netinkamo sėdėjimo gali iškilti problemų, ypatingai jeigu plaukite ilgesnius maršrutus. Tai kai irkluojate, turite būti įsispyrę į kojo atramas, turite turėti 3 atramas – pirštai, gelienai ir klubai. Ir tai suteiks ne tik jums balansą, nes jūs visą savo masę kontroliuojat baidarę, jeigu atsitrenkia jumis kas nors arba prieki, kas nors pasviro arba užplaukat ant akmens, jūs galite su klubais pastatyti į vietą baidarę, o ne su savo masė tuo pačiu ją išbalansuoti. Bet ir jums leidžia sėdėti tiesiai, aukštai ir darant įrį. Jūs galite daryti taisyklingai įmerkę irklą į vandenį, jūs galite pasisukti korpusu ir išnaudoti tinkamus raumenis. Taip įris bus efektyvesnis, jisai bus stipresnis ir jūs mažiau pavargsite. Žinoma, kai poilsiaujate, užkandžiaujate, galite būti atsilošę. Bet nereikėtų irkluoti šitaip atsilošus. Ypatingai, jeigu neturit kojo atramos, kai jūs irkluosite, jūs nenorit atsiremdami į vandenį, jūs save nustumėt į priekį. Ir tada automatiškai išsirečiat ir gali prasidėti minėtos problemos. Kojo atramos, jeigu plaukite nuomotės Vista baidarę, jos yra ir priekyje, ir gale, jos reguliuos labai paprastai paspaudžiat iš galo kojo atramos mygtuką ir su antra ranka pasistumėt. Kitose modeliuose būna zigzag vadinamas kojo atramos, tai jos būna fiksuotos su keliom pakopom ir ten jūs įsikišat į pakopas, kad turėtumėt savo gerą atramą kojom. Ir dar būna su tokia svirtele, kur pasistumė ir pasistumdo ir užsifiksuoja, bet retai sutinkamas šitas modelis. Dažniausiai vis tiek, jeigu nuomotės Vista. Ir kai nuomotės baidarę, pasiskambinę visą laiką pasiklauskite, ar yra kojo atramos, nes gali būti, kad atvyksit, nes tikrai ne visose pigesnėse baidarėse dažnai nebūna kojo atramų. Tai atkreipkite į tai dėmesį ir tai padarys jūsų plaukimą gerai išnaudojus visus aksesuarus baidarės, jūsų plaukimas bus žymiai malonesnis ir lengvesnis ir jūs turėsite kontrolę. Tai pirmas toks trumpas video ir kitais video pereisim prie kitų detalių. Ir iki pasimatymo.